Šių metų spalio 21 dieną prie kelio Punskas-Kreivėnai pasienio sargyba sulaikė nežinomos tautybės asmenį. Valento Uzdilos ir kitų to įvykio liudininkų teigimu, pasieniečiai su sulaikytoju elgėsi nepagrįstai žiauriai. Taigi stovim kelyje Punskas-Kreivėnai, kuriuo aktualiai, kai įstojom į Šengeno erdvę, galima laisvai važiuoti į Lietuvą. O vakar, tai yra trečiadienis, spalio 21, šitoj vietoj, kur stovim, vyko mano supratimu neleistinas incidentas. Būtent šitoj vietoj vakar pasieniečiai, Lenkijos pasieniečiai susistabdė mašiną kontrolėje. Ir kai mes per langą, o langas matyt, tai čia yra kur apie 50 metrų, pamatėm, tai buvo, taip atrodė šitą vietą, kad stovėjo mašina civilinė, prie jos stovėjo pasieniečių tarnybinė mašina ir šalia šitoj vietoj, kur stovim, pakelėje gulėjo žmogus su raudoniu strokė. Perėjo kokios 5 minutės, iš prieš atvažiavo kita mašina pasieniečių, tarnybinė, iš jos iššoko apie 4 vyrai ir priėjo prie to gulinčio žmogelio ir pradėjo į kojam spardyti, paskui vienas pakelia, tai kulnu į krūtinę, vėl met ant žemės, vėl ir taip tas truko kiek laiko, paskui jie pastovai, tai mašina eina, tai ta pasitarę nuo kranto pradėjo žengti gal kokie 4 ir į vieną vestis šaudyklos buvusios link. Pasėjo į kažkur 100 metrų daugiau, liepė klaupti jam ant kulnų, jis ten klupo kiek tai laiko, o patys kažko tai ieškojo, nežinau ko, gal kažką pametęs tas vairuotojas buvo, taip išeina gal begis šitų įkrypčių, bet to negaliu pasakyti, nes tai galima dašigalvoti. Ir po kiek laiko jie ten pavaikščiojo po tą žolę, grįžo vėl prie jo klūpančio, paėmė už strukės pakelė jį, pastatė ant kojų ir liepė eit. Ir tada vienas iš jų vėl kas kiek laiko spyrė jį. Nu, tada aš jau atsidarau langą ir kadangi, čia girdėt buvo ir matyt, sakau, ką tu darai, ar apstoši spardyti tą žmogų. Ir iš viso sakau, tai galima šitaip elgtis, o jis man atsakė, tai ir tu padedi. Nu ir aš tada, žinoma, iš karto už telefono paskambinau į budintį Budžisko, reiškia, užkardos dežuruojančiam. Po to dar ėmės paskambinau ir į Balstogės pasieniečių dežuruojantį. Na ir, o šiandien nutariau parašyti raštu apie šitą įvykį komendantų reiškia, Palinkės skyriaus komendantų. Noriu pasakyti kartu, kad labai, manau, čia išreikščiau daugumos bent jau gyventojų Punsko, ir ne tik Punsko, labai džiaugiamės šituo laisvu judėjimu į Lietuvą ir aš asmeniškai smerkiu tikrai šitą kontrabandą, kuriuo metu nors nekartą matėm, kad čia stabdo, nesustoja, bet šitokis elgesys, kaip pasielgė vakar pasieniečiai, tai man nieko kito neprimena, kaip tėvukų pasakojimus, ką kopistai išdarinėjo šiame krašte. Ar teko girdėti apie panašus kaip vakar įvykius susijusius su pasienio sargyba? Teko girdėti, nes ne taip seniai čia ir Punske žmonės kalba, kad panašiai buvo pasielgta ties Pieninė. Taip pat ten kažkokį kontrabandininką, man sunku pasakyti, ar tai kontrabandininką, bet manau, kad taip. Čiopo tai taip pat mušė, spardė, bet tai sakau, tai žmonių pasakojimai, pats to nemačiau ir nežinau, bet leidžia iš to galvoti, kad čia ne pirmas įvykis šitas.